Garbė Jėzui Kristui. Pasiklausykime Evangelijos pagal Matą. Anuo metu Jėzus bylojo: aš šlovinu tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėlėms. Taip, Tėve, nes tau taip patiko. Viskas man ir mano Tėvo atiduota, ir niekas nepažįsta sūnaus, tik Tėvas, nei Tėvo niekas nepažįsta, tik sūnus, ir kam sūnus panorės apreikšti. Girdėjote Viešpaties žodį. Šlovė tau, Kristau. Garbė Jėzui Kristui. Ačiū Arminutei už paskaitymą Evangelijos šiandien dieną pagal Matą. Ir pagal Evangeliją, kaip įprasta, pasiklausykime šiandien, ką sako žodis tarp mūsų. Paskui mes trumpą tokią informaciją ir aptarsime visus kitus dalykus. Taigi, ką sako žodis tarp mūsų šiandien, ką jis mums patarė. Kaip jis mums pataria gyventi, kaip jis mums pataria reaguoti į šiandienos švento rašto žodžius. Kiekvieną rytą čia bendruomeniai tie, kurie nori, susirenka paklausyti būtent tai dienai skirtojo šventojo rašto eilutės. Ir tada skaitoma žodis tarp mūsų, kuriame yra įžvalga, tai atsiliepimas, daugiau paaiškinimas būtent apie šventų rašto eilutes, kad jiems mes giliau suprastume. Taip pat noriu pasakyti, kad tą rytą mes pradedame taip, kad žmonės būtų su gera nuotaika, kad mes vienas ant kito nepyktume, kad mes vienas kitam teiktume tą šilumą, džiaugsmą, pasitikėjimą ir iš tikrųjų, kad mes galėtume būti ir tapti geresni. Tai kągi šiandiena mums byloja. Palyginkime šios dienos Evangelijos ištrauką ir su Senojo testamento skaitimu, su Išėjimo knyga. Vėliau čia bus šiek tiek pasakyta apie Mozę. Dangaus ir žemės Viešpats apreiškia Mozei degančiame krūme. Nustebęs, kad ugnis nesunaikina krūmų, Mozė eina pasižiūrėti iš arčiau. Tačiau Viešpats jį įspėja: neik arčiau, nusiauk sandalus, nes vieta, kurioje stovi, yra šventa žemė. Tuomet Mozė užsidengė veidą, nes bijojo pažvelgti į Dievą. Bet pažiūrėkime, kokie laimingi esame mes. Įspėjimą neiti arčiau jau pakeitė kvietimas: ateikite pas mane, aš jūs atgaivinsiu. Šiandien Dievas yra toks pat galingas ir nuostabus, kaip ir tuomet, kaip apsireiškė Mozei. Ir mes tokie pat nuodėmingi, kaip ir tie izraelitai anais senais laikais. Tačiau dabar Jėzus kviečia mus į artimą bendrystę, kurią pats išgyvena su Tėvu, kuris pats atkentėjo ir numirė už mus, tam, kad mes turėtume galimybę rinktis, kaip gyventi. Svarbu mums suprasti, kad arčiausiai Dievo esame tada, nebūdami labai išmintingi ir gudrūs, apsuklesni už kitus, geresni už kitus, puikesni už kitus, gerai išmanantys teologinės tiesas ar skrupulingai siekiantys šventumo. Dievas yra linkęs apreikšti tiems, kurie juo pasitiki. Ir yra kaip vaikai, kurie neapsimetinėja ir žino, jog nenusipelnė Dievo gailestingumo, tačiau priima šią jo laisvai teikiamą dovaną, nes jie yra, galime užsiteršę tuo visu gyvenime, kur kartais mes jau esame persunkę. Tai visų pirma,
širdies, o ne proto dalykas. Pas mus riboti nesuvokia. Ir jeigu mes savo širdimi stengiamės tą suprasti ir jai atveriame ją, tai iš tikrųjų mes gaunam Dievo dovaną daug. Žinoma, tikrai gera žinoti tai, ką Dievas apreiškia. Stengtis protu suvokti jo didingus darbus. Tačiau atminkime, kad savo žodžiais ir darbais jis siekia atvesti mus į artimą asmeninę bendrystę su juo, o ne teikti mums tik informaciją. Arčiausiai Jėzaus esame maldoje, tardami jo vardą, o ne bandydami nors ir teisingais, bet abstrakčiais teiginiais apibūdinti, kas jis yra. Šiandien maldoje nesistengime suprasti, kas yra Dievas. Jis yra didelis slėpinys ir ką jis rengėsi daryti. Verčiau šaukime į Jėzaus glėbį ir leiskime jo apkabinimą. Šlovinu tave, Viešpatie, visa savo būtybė, šlovinu tavo šventąjį vardą. Atleisk visas mano nuodėmes, gydyk mano negalavimus, išvaduok mano gyvenimą iš visokiausių spąstų, Viešpatie. Apgaubk mane savo meile ir užuojauta. Gailestingas ir maloningas esi Dieve, lėtas pykti bei kupinas maloningumo. Taigi, labai ačiū, kad klausėte.